Diena, gerbimieji žiūrovai, šiandien mes Kauno rajone Raudondvario stadionas prieš jūsų akis, kontrataka ir patirties futbolininkai atakuoja, perdavimas, smūgis, kamuolys atsiduria Dilono Matuškevičiaus. Tiesiog Šilpukas tyli, Linas Pilibaitis, puikius epizodas ir pirmasis įvartis. Eli Veltonas, 95 numeris, muša kamuolį į Dilono Matuškevičiaus ginamus vartus. Graži kombinacija, sveikina vieni kitus ir atsarginių žaidėjo suolelį. Januša veržiasi į baudos aikštelę, gali būti pavojinga. Smūgis kairė koja ir skersinis. Štai taip, štai toks jaunimas. Ne, gal tik šiaip pasirodė Artiomas Osipovičius, rikošetas ir kampinis. Vėjas Pocius, patirties ekipa. Perdavimas Ganusauskui ir dar vienas įvartis. Artiomas Račenka nuošalės nėra ir vėl puikiai įžaistas kamuolys. Na ir šaltakraujiškumo varžovų baudos aikštelė jaunimui tenka pasimokyti. Artiomas Račenka antrą kartą siunčia kamuolį į vartus ir vėl gerai įžaistas kamuolys, laiku atiduoti perdavimai. Aišku, turėjo įtakos. Ir bėga. Na, bėgo į priekį labai greitai vyresni žaidėjai. Atgal jau kur kas lėčiau. Egiumangas, smūgis ir 2-1. Štai taip. Štai taip. Na, galima sakyti, susižavėjo galimybę įmušti trečią įvartį ir gavo pirmą atsakomąjį patirties ekipa. Jaunimas tiesa kažkokio įvarčio šventė. Perdavimas į baudos aikštelę, kodėlgi ne. Pulsas. Numestas kamuolys ir yra Karolis Gvildys. Na, tas namų darbas vis tik tai turbūt egzistavo. Nuotoliniu būdu nusiųsti brėžiniai suveikė. Eli Veltono perdavimas Šulcui, Pasaro kamuolio atmetimas Karoliui Gvildžiui ir kamuolys buvo pristatytas į tą zoną, kur mažesnis žaidėjų tankis. Geras perdavimas, Arnoldas Jusys, Kvetaras, bet ataka dar tęsiasi ir nelengvai, tačiau apsigina. Būt ir išmok. Pilibaitis. Račenka, čia gali būti pavojinga, laukia savo šanso Marius Ganusauskas, gauna kamuolį, Ganusauskas, baudos aikštelė, Marius Ganusauskas siunčia ketvirtą kartą kamuolį į vartus. Viskas tarsi iš knygos. Dar prieš tai, kai Artiomas Račenka gavo kamuolį, galima buvo nujausti, kad be Ganusausko šioje atakoje neišsiversime. Taip ir buvo ir Marius Ganusauskas dar kartą siunčia kamuolį į vartus, mušdamas labai gražų įvartį ir tam pasitelkė netgi savo vartininką Giedrių Kvedarą. Netgi ne kampinis, o užibės. Gerai, numesti kamuoliai, smūgis ir Giedrius Kvedaras. Giedrius Kvedaras, vartininkas, siunčia kamuolį į vartų tinklą. Na štai. Ir tai yra paskutinis šių rungtynių akcentas. Na, fantastinė pabaiga. Žiūrim dar kartą. Įvarčių daug gražių epizodų, daug namų darbų. Reikės paklausti Dariaus Gvildžio, ar nusiuntėte elektroniniu paštu tuos brėžinukus.